Opa, Go for Vape. Kas čia naujo? Kas? Šiandien naujas skaitiklis. Sveiki visi, su jumis Go for Vape, o šiandien su manim Krius Plus naujokas. Prieš maždaug porą mėnesių išėjo pirmasis Krius, kuris nelabai visiems patiko, kadangi jis buvo labai silpnas. Ten neužteko, ta prasme, Juice Flow, Juice Channel ant daug vatų, bet čia yra kažkas įspūdingo, čia yra didelis dekas, didesnis Rift 25 ir čia yra kažkas nuostabaus. Kągi, kaip ir minėjau, su mumis šiandien Krius Plus. Kągi, štai tokia graži dėžutė, pusiau geltona, pusiau balta. Šitos pusės mes matome patį pavadinimą, čia yra Krius. Iš galo mes matome visą komplektaciją, kas ten įeina, taip pat, kaip matė, įmanomos 3 spalvos. Tai yra silveris, blackas ir taip pat balta spalva, kuri yra iš tiesų labai graži, kuri man labiausiai patinka iš tų Krius versijų. Taip pat, kaip matote, čia ant aprašymo yra 18 mm dekas, kuris yra iš tiesų didžiausias. Iš tiesų yra didžiausias, kadangi Rift 25 buvo 16 mm, jeigu aš neklystu, čia yra iš tiesų daug vietos kaip koilams, taip ir normaliai sukišt vatą, tai kad galima bus naudoti tikrai daug vatų ir galima bus pajausti tikrai fainą skonį. Taip pat matome čia barkodą ir šios pusės matome paskutinės yra Krius Plus, tai čia yra nauja versija. Kągi, kai matome štai toks gražuolis Kriusas. Dabar kasgi čia eina, čia yra iš tiesų naujoji versija, kuri yra iš tiesų labai galinga. Dabar paskaitysiu biškai, kasgi čia eina. Iš viso yra 3 spalvos, stainless, black ir white. Iš tiesų būtent white spalva man patinka labiausiai, nežinau dėl ko, bet tai yra man kažkaip patraukliausia spalva. Taip pat čia eina mūsų kaitiklis, keli instrumentai, yra pre-built 2 spaced Clapton coilai. Ir taip pat yra pats stikliukas, jeigu sudaužta jūsų stiklas, galima laisvai pakeisti. Taip pat pakalbėsiu apie pagrindinę dalį, tai yra apie deko size. Jis yra 18 mm, o tai reiškia, kad jis yra didesnis už Griffino 25. Tai yra kažkas nuostabaus, kadangi anksčiau mes skaitėm Griffiną vienu didžiausių kaitiklių turinčių dekų, bet atsirado Kriusas ir tai yra iš tiesų kažkas nuostabaus. Manau, ilgai kalbėti apie tai daugiau nereikės ir tiesiog paeinam prie unboxingo ir pažiūrėkime, kasgi čia per aparatas. Tada iškart matome mūsų dėžutę ir atverkim ją iPhone'o būdu, kadangi štai taip į viršų viskas gražiai pasikelia. Ir kągi, mes matome mūsų pačią instrukciją, kuri nemanau, kad daug kam bus įdomi, bet vis tiek parodysiu. Čia rodoma, kaip reikia pildyti, kaip reikia ką daryti, kaip sudėti vatą, tai kad jums tikrai čia stiprių sunkumų ir nebus. Matome jau panaudotą kaitikliuką, aš taip pat turiu ir naują, štai man atsiuntė 2. Čia yra kitas, aš jį išmėginau, kad žinočiau, ką apie jį sakyti, tai apie šitą mes būtent ir kalbėsim. Kas yra gerai, kad čia yra 25 mm kaitiklis, jau 22 mm kaitikliai yra pasenę, kadangi ten telpa mažai skysčių, galim mažai ką padaryti, bet dabar jau nauja kaitiklių era, tad tikrai galim padaryti daug ką. Tada dabar biškai apie komplektaciją. Matome štai tokį stikliuką. Stikliuko talpa 5,8 ml, kas manau yra iš tiesų nemažai ir tenka daug skysčio. Taip, gerai, toliau mes matome mūsų patį kaitikliuką OBS Krius Plus, apie kurį pakalbėsime plačiau truputėlį vėliau. Toliau matome štai tokį atsuktuvėlį. Tai yra 6-kampis atsuktuvėlis, tiesiog biškai gražesnis. Toliau matome tokią dėžutę, kurioje galima surasti kaip pre-made coilus, taip ir vatą, taip ir tarpinės. Daugiau čia nieko nėra, coilai jau nėra panaudoti, tai kad coilų čia jau nesurasit. Čia yra tik ant vieno coilo perėjimas šitas, daug tarpinių ir taip pat 4 naujieji varžtukai, jeigu pas jūs kiti prasisuktų. Taip pat čia komplektacija dar šitoje dėžutėje galima surasti štai tokią organinę vatą, kuri iš tiesų vykinasi superiniai ir labai gražiai ir manau, su vata tikrai pasistengė, neįdėjo čia ne Japanese cotton, o įdėjo tiesiog medicininę vatą. Ir iš tiesų vykinasi viskas gerai ir viskas normaliai veikia. Tada dabar prieikime prie mūsų pagrindinio šio vakaro atstovo, tai yra mūsų pats kaitikliukas. Kągi, maždaug štai taip jis atrodo, labai gražus dalerino triptipas. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, kai garinat ant daug vatų, jis nelabai kais kaip tie kiti metaliniai. Taip pat mes matome čia iš viršaus airflow irgi reguliuojama.
Taip pat mano visi draugai bandė įpildinėti skystį pro to per flową, tai yra atsukant šitą dalyką ir įpildinėti. Čia taip nereikia daryti, skysčio įpildymas labai paprastas, tiesiog reikia pakelti šitą dalyką į viršų ir štai pro vieną iš pusių galima įpilti skysčio. Aišku, čia susikaupia oro, bet tik dabar, kadangi aš ką tik jį atvėriau, bet šiaip įpildymas labai patogus, įkišat savo pipetę arba kažkokią kitą buteliuką ir galima viską labai lengvai įpilti. Kągi, štai taip uždarom ir žiūrime toliau. Kaip ir minėjau, 5,8 ml skysčio talpa, taip pat reguliuojamas airflowas ir galima uždaryti ir atidaryti mūsų štai šitų juice channelius. Jie reikalingi tam, kad jeigu mes pilame skystį, kad jis tik neištekėtų pro airflową šitą, mes to galime prieš įpildant uždarom mūsų štai šitas skylutes ir galima bus lengvai įpilt, niekur skystis neištekės, po to uždarom šitą viršutinį juice fillingą ir galima atidaryti štai šitus juice channelius. Taip pat čia yra 4 skylutės airflowui, šitas dalykas nenusijama, aš bandžiau nuimti, dėja nepavyko, gerai, tai dabar tada atsukime štai šitą viską ir pažiūrėkime mūsų patį deką, į mūsų patį įdomiausią dalyką šitam kaitiklį. Aš pagalvojau, kad nebūtinai rodyti jums, kaip reikia bildinti šitą kaitiklį, kadangi visų bildas yra toks pats, kodėl priklauso tik tais nuo jūsų, nepasakysiu, kad būtinai reikia čia makro arba titedų sukti, ne. Ką norite galite sudėti, taip pat Vikingas yra kaip grifinė, kaip priklauso kaitiklėse. Kai matome, čia iš tiesų yra juice channeliai masyvas, čia kad galima naudoti daug vatų, kadangi daug skysčio patenka, viskas gerai čia semiasi ir viskas veikia didelių vatų taip pat. Taip pat skylės, kur įkišt mūsų vielą, yra gan nemažos, talpa ir fused claptonų ir taip toliau. Čia yra velocity deck kaip ir visą laiką, taip pat matome mūsų airflowas skylutę. Airflowas nėra didelis, bet jis yra labai malonus. Aš kažkaip nelabai mėgstu didelių airflowų, pavyzdžiui, taip kaip ant kokio limitless arba dar kažkur. O mano manimu, čia yra kaip tik tas, kurio reikia visiems. Jo nėra labai daug, bet jis yra labai švelnus ir garinasi tik tai su malonumu. Ir nemanau, kad čia reikėtų kažką keisti. Kaip ir minėjau, čia vat sukiliojasi. Taip pat galima atsukti mūsų šitą bazę. Aš dar kol kas nemačiau pagamintų koilų būtent šitam kaitikliui, bet matome, galima atsukti. Tikriausiai galima bus arba pakeisti bazę, pavyzdžiui, pas jūs yra 4 koilai, kitur yra 2 koilai, galima pakeisti. Arba galbūt ateityje išleis ir taip pat coil headą, kas bus iš tiesų labai didelė staigmena visiems mums ir galės kaip ir pro vaperiai, kaip ir naujokai, tai viską pamėginti būtent tą OBS Plus. Kągi, manau, dabar stipriai nereikia čia užsistovėti ir galima užsukti mūsų štai šitą dalyką. Kaip ir minėjau, čia yra 18 mm diametras. Kaip ir minėjau, labai daug bildų telpa, vatą taip pat kišti nėra sunku, kadangi čia yra dideli juice flowai. Ir kągi, maždaug tiek apie jį visko. Dabar pakalbėkime apie pliusiukus ir apie minusiukus šito kaitiklio, jau biškį priejus prie FaceTime'o. Ok, tada dabar, manau, atėjo laikas pakalbėti apie šitą kaitikliuką. Manau, būtų pažiūrėti, kaip iš viso jis garina. Ant tų pačių pre-made coilų iš tiesų skonis jaučiasi stebuklingas. Kaip ir minėjau, airflowas yra iš tiesų labai fainas, man jis patinka ir netgi labai stipriai, bet visur, kas yra labai gerai, galima surasti, kas yra nelabai gerai. Nežinau, ar čia tik man taip pasitaikė, ar čia taip iš viso yra, kad norint apsukti vat šitą, ta prasme, juice channelius pasukeliot šitoj vietoj. Kai matome pasukame, toliau nesisuka. Aš nežinau dėl ko, gal čia brokas, gal čia dar kažkas, bet aš radau vandenį tokį minusiuką, kad čia normaliai sukasi, bet to pačiu atsisuka mūsų pats dekas. Bet norint persukti kiek norit kartų, reikia arba labai stipriai pasistengti, arba tiesiog jo apsukti toliau negali, nu va šito aš nesužinojau. Kalbant apie jį, tiesiog kaitiklis labai fainas, labai malonus, galima garinti kiek nori, pas jūs apidrahyta nebus aišku, jeigu gerai suvykinta, tai kad vatos irgi čia labai daug dėti nereikia, tad aš jį vertinu 10 iš 10. Čia iš tiesų yra labai geras įvertinimas, kadangi aš jį garinau kažkur 3 dienas, kadangi jis ką tik išėjo, man iš karto jį atsiuntė ir galiu pasakyti, kad tai yra mano favoritas. Aš nenoriu jokių hierarchijų, nenoriu jokių limitless, nei nieko.
aš pasiėmu jį, pasiėmu savo seną gerą RX-ą, ne ESO paprastą, su tokiu mėlynu korpusu perdarytu ir garinu jį all day, all night, galima pasakyti taip. Niekada nepabosta, pakeitė skystį, iš tiesų ir flowas malonus, traukiasi gerai, viskas taip, manau, kaip turi būti. Aišku, ateityje mano porijos pasikeis, galbūt kažkas išeis naujo, bet būtent šiam laikui, 6 mėnesiui, 1 mėnesiui vasaros, manau, šitas skaitiklis yra vienas geriausių rinkoje. Tai, kad siūlyčiau jį išbandyti, kaip ir profesionalams, taip ir ateityje galbūt su coilheadais, kaip ir minėjau close-up'e. Tai, kad iš tiesų geras skaitiklis ir manau, kiek būtų apie jį. Garinimas, žmonės, yra kaip vitaminai, nereikia per daug, bet tai yra bent jau sveika. Su jumis buvo Go for Weight, laikinkit, komentuokit, kas jum jame patiko. Taip pat subscribekit mano kanalą, kuo daugiau subscribų, to daugiau video. Kaip matote, vienas skaitiklis. Ajo. Enjoy Tornado. Ir MK24, viską aš turiu, bus tikrai daug apžvalgų, bus tikrai daug failo, tai kad pažadu gerus reviewus, o jūs man tik tai subscribus. Dar kartą dėkoju ir visiems sėkmės ir geros dienos. Respekt, bros!